3 dažniausiai pasitaikančios situacijos, kai solo verslo savininkai raunasi plaukus deklaruodami pajamas ir prasideda: gelbėkit, užpildžiau deklaraciją, bet mokėtini mokesčiai didesni nei paskaičiavo sodros skaičiuoklė. Bloga skaičiuoklė. Arba antra situacija: visus metus rinkau kuro čekiukus, o dabar jūs man sakote, kad turiu juos išmesti, nes negalima jų suma sumažinti mokėtinų mokesčių. Čia jūs rimtai? Matai, Finbaba kalta. Trečias: vykdžiau konsultacinę veiklą ir dar prekiavau drabužiais. Tai kaip dabar man skaičiuoti viską? Čia tikrai negaliu atskirai abiejoms veikloms pildyti atskirų eilučių deklaracijoje? Tokių ir panašių klausimų sulaukiu kone kasdien, prasidėjus pajamų deklaracijų maratonai. Todėl noriu atsakyti į juos čia ir dabar, kad nereiktų atsakinėti atskirai. Gal kažkam išgelbėsiu ramų miegą. Esu Elvyra, solo verslų mokesčių optimizavimo gidė. Jei tema aktuali, tavo patiktukas ir kanalo prenumerata bus tavo padėka už mūsų laiką. Einame prie pirmos situacijos. Vykdant veiklą su IDB pagal pažymą darome tai 2 būdais: verslo liudijimas ir pažyma. Verslo liudijimas, primenu, pati paprasčiausia veiklos forma. Tikrai nereikia būti finansų ekspertų, kad sudėlioti skaičius į tinkamas lentynėles. Bet būna ir čia skaičiai pasiklysta. Gal dėl nežinojimo, gal dėl atsainumo mol. Kas čia tas verslo liudijimas? Išsipirkau, sumokėjau mokesčius ir skaičiuoti nieko daugiau nereikia. Tik mėgautis pelnu. Pinigai mėgsta būti skaičiuojami, nesvarbu, kokiu būdu jie mus pasiekia. Tai viena. O antra, net ir vykdant veiklą su verslo liudijimu būtina pildyti pajamų išlaidų žurnalą ir tiksliai žinoti savo pajamas ir išlaidas. Jei veikla vykdoma su juridiniais asmenimis, svarbu sutikrinti, ar juridinio asmens pateiktos išmokos atitinka tavo pajamų išlaidų žurnalo duomenis ir deklaracijoje jau nereikia dar kartą pateikti sandorių su juridiniais asmenimis. Tik patikrinti, ar jie įkelti. Kas nutinka? Gyventojas, deklaruodamas pajamas, neatkreipia dėmesio į tai, kas sukelta į deklaraciją ir sudvigubina sandorių sumą su juridiniais. Tokiu atveju, jei peržengiama 4,5 tūkstančio eurų šių sandorių riba, mokesčius nuo viršijančios sumos mokame kaip su IDV pagal pažymą. Dabar turiu atvejį, kai 2022 metais buvo vykdoma veikla su verslo liudijimu, bet juridinis asmuo sumokėjo už paslaugas 23 metais ir pateikė deklaraciją apie išmokėtas išmokas. O gyventojas verslo liudijimo 23 metais jau neturėjo. Ši situacija dar šviežia. Deklaraciją pateikėme tikslindami juridinio asmens pateiktus duomenis, nes kažkokiu mistiniu būdu išmokos gyventojų deklaracija sušoko 23 kodu. VMI sako, kad taip neturėjo nutikti, bet nutiko. Vykdant veiklą su pažyma, jei vykdomi sandoriai su juridiniais asmenimis ir apskaitą tvarkant virtualiojo buhalterio JAPS pagalba, labai dažnai gyventojo deklaracijoje sukrenta susidvigubinusios sumos. Juridinis asmuo sudeklaruoja ir iš JAPSo duomenys perkeliami į deklaraciją. Jei nekoreguoti, mokesčiai bus didesni. Ką daryti? Iš JAPSo keltų duomenų koreguoti neįmanoma. Tenka daryti pakeitimus toje eilutėje, kurioje pateikti juridinio vieneto duomenys. Todėl dar kartą kartoju, susižiūrim, ar bendra pajamų suma atitinka pajamų išlaidų žurnalo duomenys. Pasitikriname sodros skaičiuoklėje ir tik tuomet teikiame deklaraciją. Skaičiuoklės geros, tik žiūrėkime, ar tinkami skaičiai sukelti į pajamų deklaraciją. Jei deklaracija jau pateikta, ją galima tikslinti. Galioja paskutinė pateikta. Einam prie antros situacijos. Šita dažna kaip lietus Lietuvoje. Gyventojas, naudojantis automobilį savo veikloje, nepateikia informacijos valstybiniai mokesčių inspekcijai apie ilgalaikę turto naudojimą, bet sąžiningai renka kuro čekiukus. Tai galiu pasakyti, kad nėra jokios galimybės šių patirtų išlaidų įtraukti į apskaitą, nes nėra pagrindo. Nepateikta informacija valstybiniai mokesčių inspekcijai. Ką daryti? Išmesti visus surinktus čekiukus, apraudoti išleistus pinigus ir padaryti vieną veiksmą. Jungtis prie ADS ir pateikti FR 0457 formą. Tik tai padarius, gali rinkti čekiukus ir traukti į sąnaudas, o dar geriau sąskaitas. Trečia nereta situacija. Gyventojas vykdo kelias veiklas, pavyzdžiui, konsultuoja finansų klausimais ir dar prekiauja drabužiais. Viskas okei, galima tai daryti, bet reikia žinoti, kad visos individualios veiklos pajamos yra sumuojamos ir visoms pajamoms būtina pasirinkti vieną
pajamų apskaitimo būdą. Su pajamomis viskas kaip ir aišku, bet ką daryti su išlaidomis? Konsultuojant, dažniausiai išlaidų patiriama nedaug ir patogiausia ir naudingiausia naudoti 30% išlaidų fiksavimo būdą, kai nereikia rinkti sąskaitų. Bet štai vykdant prekybinę veiklą patiriamos sąnaudos, įsigijamos prekės skirtos perparduoti, patiriamos siuntimo išlaidos. Deklaruojant pajamas gyventojų sukyla spaudimas, nes dvi skirtingos veiklos turi būti pakišamos po vienu išlaidų fiksavimo būdu. Ką daryti? Yra du būdai. Tai išspręsti. Rinktis kitą veiklos formą, kad ir mažoji bendrija. Žinoma, šis pasirinkimas priklauso nuo gaunamų pajamų ir to, kaip norima išsimokėti pinigus, socialinės garantijos ir visa kita. Beje, pabaigoje pasakysiu, kaip galima susikaupti pinigų baltai dienai. Žiūrėk iki pabaigos. Antras būdas – tiesiog susižiūrėti, kokios tiksliai išlaidos patirtos ir iš kurios veiklos pajamos yra didesnės, bei skaudančia širdimi susimokėti daugiau mokesčių. Nes jei pasirinksi 30% išlaidų fiksavimo būdą, galimai prarasi dalį pinigų išleistų prekių pirkimui. Jei pasirinksi išlaidų fiksavimo būdą pagal faktą, prarasi galimybę pasinaudoti 30%. Bet taikyti abiejų būdų 30% ir faktinių išlaidų vykdant veiklą su pažyma galimybių nėra. Apie visą tai, ką čia kalbėjau, yra sukurta daug turinio. Komentuok, kokia tema labiausiai domina, atsiųsim nuorodą. O dabar žadėtas būdas sukaupti lėšų mokesčiams, kad pateikus deklaraciją nereiktų kviesti greitosios dėl pakilusio spaudimo ar keliauti į grožio saloną prisiaugintų nusirautų plaukų. Yra paprastas, lengvai valdomas būdas – depozitinė sąskaita Freedom24. Kuo naudinga? Turime galimybę lankščiai įdarbinti pinigus, kuriuos kitais metais panaudosime sumokėti mokesčiams. Gauname grąžą nuo 3,88% eurais iki 5,31% doleriais metinių palūkanų. Tai daugiau nei dauguma fiksuotų indėlių. Tačiau D sąskaitos atveju disponuoti pinigais galime, kada mums patogu, o tai suteikia daugiau laisvės. Naudoti paprasta. Jei jau baba išmoko naudotis, išmoks ir tu. O papildžius savo sąskaitą iki balandžio mėnesio pabaigos, dar gali gauti visą iki 20 akcijų portfelį dovanų. Detalią informaciją ir nuorodą į platformą rasi video aprašyme. Nedvejok, spausk ir pradėk efektyviai išnaudoti visas savo turimas lėšas. Skaičiuoji, kiek mokesčių tikėtina teks sumokėti kitais metais ir palaipsniui įdarbini pinigus. Pinigai nenuvertėja dėl infliacijos ir visada žinai, kiek jų yra. Ir pateikus deklaraciją ramiai pasiimi, susimokė mokesčius ir vėl kaupi ateičiai. Ne tik mokesčiams pinigus gali čia kaupti. Baltai dienai taip pat. Dėkoti nereikia. Spausk nuorodą komentaruose ir augink savo pinigų medį. Tiesa, jei turi klausimų, lauksiu jų komentaruose. Turi temą video turiniui? Pasidalink. Ir iš esmės, nedaryk šių mano minėtų klaidų. O jei manai, kad abejoji, ar teisingai vedi apskaitą, ar jau reikalinga kita veiklos forma, primenu, kad turinio apie tai esame prikūrę begalės. Tik žiūrėk ir edukuokis. O jei reikalinga asmeninė konsultacija, mielai, iki kitų pasimatymų ir ačiū, kad žiūrėjai.